šviesą protą. Žaidžiant tokia komanda kaip Ryto Žalgiris, reikia žaisti su galva, reikia neskubėti ir viskas būna gerai. Mes porą situacijų neišlaikėm tos ramybės, dėl to mus Rytas nubaudė. Paskutinė tokia laiko bėdų, kodėl nemetė 30? Nežinau, galvojau, kad iš kartos kamuolį, bėgau į priekį, galvojau Nerijus, o pats trauks, nebesitikėjau iš tikrųjų perdėm, jeigu atvirai. Paskui jau gavau, mečiau belenką. Aidai, sezonas baigėsi, kaip vertini visą tą sezoną, visą Juventus nuveikė darbą šiemet? Nežinau, mes ir LKL-as, ir BBL-as buvom visur geriausiai situacijoje, bet paskutinės varžybos pakišdavo kojo, tai praktiškai kaip nieko gero, sakyčiau, taip labai daug ir nenuveikėm. Buvo gerų varžybų, buvo blogų varžybų, bet LKL 7 vieta ir BBL nepatekimas ten į tą pusfinalį, manau, nebus ir gali labai patenkinti. Savo paties žaidimą kaip vertini? Pirmą sezoną Utenoj? Nu kaip, vertim normaliai, aišku, dar tų neišvengiu tų bangų. Bet to ir atėjau, kad gaučiau tos žaidybinio laiko, kad ir patirtis augtų mano pačią. Aidai sirgaliai dabar skanduoja tavo vardą, kaip palaikymas visą šį sezoną? Iš tikrųjų, aš labai nustebęs, nes Utenoj man esu žaidęs tik vieną kartą, kažkaip neatkreipiau gal tada dėmesio, o dabar esu tikrai, žiauriai nustebęs. Iš tikrųjų, labai mums svarbus su palaikymu. Labai ačiū jam. Negaila, kad sezonas baigėsi balandžio 19, o ne tarkim 20? Gaila, aš manau, ne tik balandžio 20 norėtųsi iki gegužės vidurio. Į tą ketveriukę būtumėm patekę, manau, be gegužės vidurio nebūtumėm baigę sezoną.